Kai laivas skęsta, 4 įstrigę narai laukia to vienintelio momento, kuris suteikia jiems vienintelę galimybę išgyventi. Kai tik slėgis susilygina, duris atsidaro. 3 iš narų prasimuša per vandenį ir plaukia į paviršių. Brianas Shepardas yra 44 metų amžiaus. Jis gimė Birminghame, Jungtinėje karalystėje, bet persikėlė į Australiją, kad galėtų mėgautis šiltesniu klimatu ir ypač šiltesniu vandeniu. Brianas yra komercinis naras, todėl jis būna išvykęs iš namų daugiau nei mėnesiui, dirbdamas naftos vamzdynų tiesimo baržoje, vadinamoje DB29. DB reiškia Derrick Barge, tai plūduriuojanti platforma, kuri neturi savo varomosios jėgos kaip laivas. Barža turi pasikliauti vilkiku, kuris ją stumia ir traukia į reikiamą vietą. Derrickas yra atraminė konstrukcija, pastatyta vertikaliai arba kampu, kad palaikytų naftos platformos darbą. Ši konkreti kraninė barža naudojama vamzdžiams nuleisti į vandenyną, kad būtų nutiestas naftotiekis, kuriuo nafta pumpuojama iš gręžinio į užpildymo stotį, kur laivai gali prisišvartuoti ir paimti krovinį. Brianas yra saturacinis naras, tai reiškia, kad jis praleidžia apie 28 dienas esant slėgiui, kad jis ir jo komandos nariai galėtų prijungti vamzdynus prie jūros dugno. Tačiau vietoj to, kad nertų žemyn, prijungtų vamzdį, tada grįžtų į paviršių ir dekompresuotųsi nuo tų gylių. Po kiekvieno nerimo Brianas ir jo komanda į baržos denį pakils nardymo varpen, kuri išlaiko tokį patį slėgį kaip ir jūros dugnas. Tai reiškia, kad jiems nereikia dekompresuotis iki tol, kol pasibaigs jų 28 dienų darbo pamaina. DB29 yra plokščiadugnė barža, priklausanti įmonei McDermottą, kuri iš esmės yra inžinerinė bendrovė. Jie gauna užsakymus iš didelių naftos kompanijų įrengti infrastruktūrą, kuri išgaus naftą iš po jūros dugno. Iš pradžių veikusi Meksikos įlankoje, vėliau Azijoje, per savo gyvavimo laikotarpį DB29 kartu su 2 seserinėmis baržomis DB27 ir DB28 buvo perdarytos iš vamzdžių klojimo baržos į kraninę baržą. Tai reiškia, kad ji pradėjo kaip plokščia barža, o vėliau jai buvo sumontuotas 3000 tonų kranas. Kranas leido baržai nuleisti vamzdį vertikaliai per baržos centrą, kas suteikė alternatyvų būdą sujungti vamzdžius ir nuleisti juos į vandenyną. Vienas žmogus dirbęs su DB27 pasakojo, kad barža atrodė nestabili dėl aukšto svorio centro, o vieną kartą, kai barža stovėjo šonu į vėją, ji taip stipriai siūbavo bangose, kad jis manė, jog ji apsivers ir nuskęs. Per savo gyvavimą DB29 patyrė keletą pavojingų situacijų. 1986 metais ji dirbo Taivano sąsiauryje, kai horizonte pasirodė taifūnas Zeke. Kapitonas Bilis pasislėpė uoste, o vėliau taip pat per taifūną Nvon. Tačiau kai praūžė taifūnas Eibė, kapitonas Bilis Jangas pavargo bėgti ir prarasti brangų darbo laiką, todėl nusprendė likti vietoje. DB29 paliko naftos platformą, tempiama vilkiko Smith Lloyd 108, kai artėjo taifūnas. Ir kadangi nebuvo laiko atsimti inkarų, įgula paleido lynus ir bandė išgyventi audrą, judėdama į vakarus. Keletas McDermotto Jeromako vilkikų jau buvo išvykę. Per taifūną vilkimo lynas 2 kartus nutrūko. Ir nors SL108 pirmą kartą jį vėl prijungė, antrasis nutrūkimas įvyko taip arti Taivano krantų, kad olandų kapitonui teko palikti baržą. DB29 perplaukė smėlio seklumą ir užstrigo ant lygios purvinos pakrantės, vos išvengusi netoliese esančių uolėtų skardžių. Po 2 dienų Jeromako vilkikai sugrįžo bandyti vėl nuleisti DB29 į vandenį. Tačiau vienas iš jų įplaukė per sekliai, sulaužė vairą ir laivagalio statramstį, užtvindo ir taip pat užstrigo. Visa ši situacija tapo vietos reginiu. Praėjus 3 dienoms po to, kai laivas užplaukė ant seklumos per paskutinį visą mėnesį pasitaikiusį tinkamą aukštą potvinį, SL108 pagaliau ištempė DB29 į laisvę. Jis buvo nugabentas į Taidžungą greitam remontui ir iš karto grąžintas į darbą be tinkamos korpuso apžiūros ar konstrukcinio vientisumo patikrų. Šis sprendimas likti jūroje DB29 kapitonui pelnė pravardę Taifūnas Bilis. Sotinamojo nardymo sistema laive DB29 neturi hiperbarinės evakuacijos sistemos.
Tąkart nardymo vadovas numatė situaciją ir laiku dekompresavo savo komandą, kad spėtų prieš atūžiant taifūnui. Hiperbarinės evakuacijos sistema yra atskiriama gelbėjimosi valtis, kuri gali laisvai atsiskirti nuo baržos jai nuskendus ir išlaikyti darbinį slėgį su viduje esančiais narais. Tai leistų jiems užbaigti dekompresiją kameroje ir laisvai plūduriuoti, net jei barža po jais nuskęstų. Tačiau visa tai neturėjo reikšmės, nes jie vis tiek tokios neturėjo, o laimiai šį kartą jos ir neprireikė. Užbaigus šią užduotį, DB-29 buvo išsiųstas remontui į Singapūrą, o vėliau į naują užduotį Australijoje. Tačiau Australijos klientas atsisakė priimti DB-29, nebent McDermott įrengtų hiperbarinę evakuacijos sistemą. Nenoriai jie tai padarė, taigi DB-29 praleido keletą kitų metų, tiesdamas vamzdžius Australijos vandenyse. Persikelkime į 1991 metus. Barža palieka Australiją ir grįžta į Singapūrą techniniai priežiūrai. Atliekant šią įprastinę techninę priežiūrą, McDermott ir taifūnas Bilis nusprendžia pašalinti hiperbarinę evakuacijos sistemą, kad ant denio atsirastų daugiau vietos vamzdžiams ir palieka ją Singapūre. Po įprastinės techninės priežiūros, barža pradeda darbą Pietų Kinijos jūroje su 195 žmonių įgula, tarp jų 4 saturaciniais narais – Johnu Lyonu, Steve'u Hardžiu, Teriu Denisonu ir Brianu Shepardu. Gyvenimas laive yra gana kasdieniškas. Saturaciniai narai Johnas, Steve'as, Teris ir Brianas keičiasi pamainomis. Jų darbas – pritvirtinti vamzdžius ir juos sutvirtinti palei vamzdyno trasą, vienas 110 metrų gylyje po vandeniu. Kai viena vamzdžio atkarpa paklojama, jie pakartoja procesą. 2 narai įlipa į nardymo varpą, nusileidžia į vienas 110 metrų gylį ir pradeda darbą. Pirmiausia, vienas naras išeina į palyginti ramų vandenį, o kitas lieka varpe, kad suteiktų pagalbą. Po kelių valandų narai apsikeičia vaidmenimis. Jūros temperatūra svyruoja nuo 26 iki 32 laipsnių Celsijaus. Tai vienas iš šio darbo privalumų. Jiems nereikia dirbti šaltuose, lediniuose Šiaurės jūros naftos platformų vandenyse. Po savo pamainos jie uždaro nardymo varpą, o baržos kranas sugrąžina juos 110 metrų atgal į denį. Jie vėl prisijungia prie gyvenamosios kapsulės denyje ir tęsia savo kasdienį gyvenimą, kuris daugiausia susideda iš miego, skaitymo ir bendrų valgymų su kolegomis. Jie gyvena slėginėje kapsulėje, tai nardymo kamera su gultais, tualetu ir stalu, prie kurio galima sėdėti, valgyti ar net sužaisti kortomis su kitais narais. Būti uždarytam šioje slėgio kapsulėje mėnesį dažniausiai yra gana nuobodu, bet šiuo metų laiku atsiranda ir jaudulio, kai pradedi galvoti apie taifūnus. Taifūnai Pietų Kinijos jūroje dažniausiai pasitaiko tarp Liepos ir rugsėjo mėnesių. Rugpjūčio 13-ąją pačiame taifūnų sezono įkarštyje paskelbiamas perspėjimas apie taifūną Fredą. Nardytojams pranešama, kad Fredas yra šioje teritorijoje, bet jų kryptimi nejuda. Taifūnas Bilis, baržos kapitonas, iškviečia narus iš 110 metrų gylio ir įsako paruošti baržą išplaukimui. Niekiek nebejoju, kad Briano galvoje jis pradeda mintyse perbėgti įvairius scenarijus. Daugelis narų mintyse perbėga įvairius scenarijus, ypač kai turi laiko. Tačiau dauguma šių scenarijų taip ir neišsipildo, o taifūnas praeina, palikdamas tik stiprų vėją ir šiek tiek neramę jūrą. Vienas iš tikėtiniausių scenarijų, apie kuriuos galvoja Brianas, yra tas, kad nardymo vadovas nusprendžia dekompresuoti narus, kad jei taifūnas pasuktų jų kryptimi, jie neliktų įstrigę kameroje, kai taifūnas smogs. Ir būtent taip ir nutinka. Kaip grinai prevencinė priemonė, nardymo vadovas nusprendžia dekompresuoti narus. Jų darbo gylis viršiantis 100 metrų reiškia, kad visiškai dekompresuoti jiems prireiks maždaug 4 dienų. Tačiau yra ir keletas eksperimentinių pagreitintos dekompresijos lentelių. O dabar situacija tampa skubi, kai nardymo vadovas už kameros praneša narams, kad jie būtent taip ir darys. Kameros viduje Brianas, Teris, Steve'as ir Johnas yra išorinių jėgų valioje. Jei taifūnas užgrius juos, jie liks įstrigę kameroje. Jei nardymo vadovas nuspręs juos dekompresuoti, taip ir bus. Jei baržos vadovybė nuspręs, kad hiperbarinės evakuacijos sistema turi būti pašalinta iš laivo, jie nebeturės jokios kontrolės.
Žinoma, jie tikriausiai gali pasikalbėti apie kai kuriuos iš šių dalykų, bet galiausiai jų gyvybės yra kažkieno kito rankose. Taigi, kai nardymo vadovas pasako jiems, kad prasideda dekompresija, nes artėja taifūnas Fredas ir juos reikia greitai iškelti, narų galvose greičiausiai greitai pradeda kilti klausimų ir įvairių scenarijų. Iš tiesų, taifūnas Fredas juos pasieks po 48 valandų. Narai pradeda ruoštis audringiems orams. Pirmiausia, jie pasiima maisto, kad turėtų energijos susidoroti su audringa jūra. Jie pasiima daugiau, nes kai jūra taps audringa, papildymo gauti negalės. Tada jie susideda visus savo daiktus ir pritvirtina viską, kas nėra prisukta, kad niekas nebūtų išmėtyta ir nesužeistų žmonių. Tada jie bando atsipalaiduoti ir tikisi, kad Fredas praeis pro juos be jokių incidentų. Britų narų pokštas šioje šiltoje jūroje yra toks. Galėtų būti ir blogiau. Jie visi galėtų šalti Šiaurės jūroje. Barža neturi savo variklio. Taigi, vilkiko kapitonas Robertas Svartas priplaukė su savo tinkamai pavadintu vilkiku Taifūnas ir tempė 128 metrų ilgio baržą DB29 toliau nuo prognozuojamo taifūno kelio. Fredas plaukdamas maždaug 2 mazgais. Ir vėl taifūnas Bilis bando aplenkti taifūną. Rugpjūčio 14 narų dekompresija vyksta, tačiau lenktynės tęsiasi. Įvyks vienas iš 2 dalykų. Jie gali aplenkti Fredą pakankamai ilgai, kad visiškai dekompresuotųsi, arba Fredas juos pasivys dar nebaigus dekompresijos. Tai tarsi stebėti sulėtintą traukinio katastrofą. Vėjas stiprėja, o bangos didėja. Dekompresija užtruks kelias dienas, nes taifūnas Fredas stiprėja. Rugpjūčio 15-ąją, praėjus 2 dienoms nuo dekompresijos pradžios, baržoje tvyro nerimo jausmas. 20 tonų plieniniai inkarai atsilaisvina denyje ir sudaužo lentas aplink liuką, vedant į baržos gėlinimo įrenginį. Metalo girgždesys pasigirsta, kai liukas atsidaro ir vidų pradeda plūsti jūros vanduo. Pirmasis inžinierius įbėga į siurblinę šalia gėlinimo patalpos ir bando privirinti grindų plokštą skersai durų angos, bet vandens slėgis per stiprus. Jis atidaro reaktyvinius siurblių vožtuvus ir stipri vandens srovė ištrykšta už borto tarsi gaisrinė žarna, bet vanduo vis tiek kyla jam virš kelių. Kai vanduo pasiekia reaktyvinio siurblio oro įsiurbimo angas, sistema sugenda ir barža pradeda skęsti. Kad atidėtų nelaimę, inžinierius palieka veikti reaktyvinį siurblį ir užsandarina 2 patalpas už vandeniui nelaidžių durų. Jis pasako vyriausiajam mechanikui, kad nemanas, jog jie gali išgelbėti laivą. Laivas viršijo saugų apsivertimo kampą, kai pasvirimas siekia daugiau nei 18 laipsnių. Vyrai bėga per baržą, uždarinėja vandeniui nepralaidžias duris, tikėdamiesi išlaikyti pakankamai plūdrumo, kad laivas neapsiverstų. Jie nukerpa gelbėjimo plaustus kaip tik tuo metu, kai vilkiko vilkimo lynas nutrūksta, palikdami baržą šonu į smarkiai daužančias bangas. Be priekinio judėjimo laivai dažnai pakliūva į bangavimo supimą. Laivas lėtai siūbuoja, o vyrai rėkia, šoka. Kūnai ir plaustai ritasi per denį. Portalinis kranas atsilaisvina ir sutraiško elektriką. Tada denis staigiai pakyla ir sviedžia vyrą 45 metrus per denį į jūrą. Jis išnyra į paviršių ir gaudo kvapą tarp dyzelino ir vandens. Aplink jį jūroje dreifuoja kūnai su gelbėjimosi liemenėmis. Jis pastebi apverstą gelbėjimosi plaustą ir plaukia link jo. 2 filipiniečių įgulos nariai jį įtraukia į vidų. Kameros viduje narai yra atskirti nuo žmonių baržoje, bet esu tikras, kad jie jaučia, jog vėjas sustiprėjo. Dauguma jūreivių gali pasakyti, ar laivas, kuriame jie yra, vandenyje laikosi ne visai tiesiai. Ir įdomu, ar narai galėjo pajusti, kai barža ėmė svirti į vieną šoną, kai laivas pasvyra į vieną pusę, nes į jį pateko vandens. Jei narai pažvelgtų pro savo iliuminatorių, jie tikriausiai pamatytų ant denio susirinkusius daugiau žmonių, o jų veiduose matytųsi tam tikras nerimas. Jūrininkai išeina į denį vilkėdami ryškiai oranžinės gelbėjimosi liemenes, kai jūra audringa, nes nenori likti žemiau denio, jei barža nuskęstų. Niekas nenori būti užrakintas mažame kajutėje ir nugrimsti jūros dugną. Nardymo kameroje esantiems narams liukas yra vienintelis dalykas skiriantis gyvybę nuo mirties. Visi jie rašo laiškus savo artimiesiems ir įsideda juos į nardymo kostiumus, kad turėtų su savimi. Bangos pradeda užlieti denį, kai barža vis labiau grimzta į vandenį.
Narai vis dar yra esant slėgiui, prilygstančiam 20 metrų gyliui po vandeniu. Tai reiškia, kad jie vis dar yra dekompresijos būsenoje. Jie pakilo nuo slėgio prilygstančio 100 metrų gyliui iki slėgio prilygstančio 20 metrų gyliui. Tačiau kameroje slėgis vis dar yra 3 kartus didesnis nei paviršiuje. Slėgis kameroje laiko liuką uždarytą. Jie negalėtų atidaryti liuko, net jei visi 4 bandytų jį atplėšti. Vienintelis būdas atidaryti liuką, kai slėgis kameroje bus lygus slėgiui išorėje. Galinė dalis yra panardinta, o denyje kyla panika. Niekas nekreipia dėmesio į narus. Kiekvienas rūpinasi tik savimi. Barža pradeda grimzti. Taifūnas smogė keliomis valandomis anksčiau, nei rodė prognozuota jo trajektorija. Nardai atsidūrė pavojingoje situacijoje. Kai barža grimsta ir pasiekia 20 metrų gylį, liukas atsivers. Yra slėgio gradientas. Virš 20 metrų slėgis kameroje yra didesnis nei išorėje, todėl liukas laikosi uždarytas. 20 metrų gylyje slėgis kameroje yra lygus slėgiui už jos ribų, o leidžiantis žemyn slėgio gradientas keičiasi. Žemiau nei 20 metrų slėgis išorėje yra didesnis nei kameros viduje. Kai jie pasieks reikiamą gylį, slėgis išorėje automatiškai atidarys liuką. Kai tik tai įvyks, vanduo pradės tekėti į kamerą. Ir dar blogiau, kai barža skęsta, ji apsiverčia. Ji visiškai apsiverčia. Dabar aš tiksliai nežinau, kas nutiko šiems narams, bet žinau, kad jie buvo gyvi, kai laivas skendo. Tam tikrų momentų, galbūt kai laivas apsiverčia, Brianui kojoje atsiveria gili žaizda. Saturacinėse gyvenamosiose kamerose nėra užrakto mechanizmo kameros viduje, todėl jie negali užsirakinti viduje. Tam tikrų momentų liukas atsivers. Tuo metu vanduo arba lėtai kils, kai jie leisis giliau, arba užplūs staiga, jei liukas bus nukreiptas į paviršių. Žinome, kad bent vienas naras lieka kameroje ir lėtai miršta, kai baigėsi deguonis. Taigi galime daryti prielaidą, kad kamera neužtvindoma greitai. Jei narai liks kameroje, visi kvėpuos iš mažos oro kišenės, kuri greitai pakeis deguonį anglies dioksidu. Aš manau, kad jie pradeda svarstyti savo galimybės. Likti kameroje beveik garantuoja mirtį. Gelbėjimo narų komanda turėtų juos surasti per labai trumpą laiką. Tai labai mažai tikėtina, turint omenyje viršuje siaučiančią audrą. Kita jų galimybė – bandyti išplaukti į paviršių. Jie dar nėra visiškai dekompresavęsi, todėl susirgs dekompresinė liga. Jie galbūt galėtų tai išgyventi, bet patirtų stiprų skausmą, jei apskritai sugebėtų išplaukti į paviršių, kas yra labai mažai tikėtina. Pirmiausia, jiems tektų apiplaukti kliūtis apverstoje denio dalyje, o tada dar pasiekti paviršių. Ir net jei jie pasiektų paviršių, vis dar siaučia audra ir mažai tikėtina, kad juos surastų gelbėtojai. Visos galimybės yra prieš juos. Kitų laive buvusių 191 jūrininko siaubas šiems vyrams, kovojantiems už savo gyvybės, tai yra tolima mintis. Kai vandens slėgis pasiekia tokį patį lygį kaip ir kameros viduje, liukas atsidaro ir vanduo pradeda lėtai užpildyti kamerą. Steve'as, Teris ir Jonas bando išplaukti. Nežinau, ar jie išplaukia vandens storymėje, ar laukia, kol barža pasieks vandenyno dugną. Vilktuvo tiltelio kapitonas Vartas siunčia pavojaus signalą, vos tik pamato vyrus šokančius į vandenį. 9:08 val. Jis susisiekė su jūrų gelbėjimo centru Canberroje ir praneša, kad barža apsivertė ir daugiau nei 100 vyrų yra vandenyje. Išduodami įšakymai pakelti sraigtasparnius iš Honkongo, o Britų pajėgos kovoja su audra, kad pasiektų nelaimės vietą. Pirmasis atskrenda fiksuoto sparno orlaivis ir pamato tik baržos kilį virš bangų, o nuolaužos ir plaustai išsibarstė per daugelį mylių vandenyno. Vilkiko įgula traukia vyrus iš vandens. Kinų laivas Ming Plenty lieka vietoje kaip orientyras, o sovietų krovininis laivas Ulan Uda paima išgyvenusius. Karališkųjų oro pajėgų gelbėtojas nusileidžia į siautėjančias bangas iš sraigtasparnio esančio 20 metrų virš vandens. Jis kovoja su vėju, kol pasiekia 8 vyrus gelbėjimosi plauste. Jis iškelia po 3 žmonės vienu metu, naudodamas trigubus gelbėjimo pakinktus, kol visi vyrai pakeliami į saugią vietą. Per kelias vėlesnes dienas buvo išgelbėti 173 įgulos nariai.
22 žuvo, tarp jų ir taifūnas Bilis, bei 3 radio operatoriai, kurie liko savo poste. Visi 4 narai žuvo. 3, kurie išplaukė į laisvę, nuskendo, o jų kūnai buvo rasti paviršiuje. Autopsija parodė, kad jų organizme nebuvo pakankamai daug burbuliukų, kad sukeltų rimtą dekompresinę ligą. Jei jie būtų pasiekę paviršių, galbūt būtų išgyvenę. Saturaciniai narai po maždaug 2 mėnesių rado Briano Shepardo kūną. Naro sprendimas bandyti išplaukti buvo teisingas. Tai buvo pasirinkimas suteikęs didžiausią galimybę išgyventi. Bražiano autopsija parodė, kad jis mirė uždusęs. Vadinasi, jis liko oro burbule kameroje, kol burbule baigėsi deguonis ir jis užduso. Galiausiai, buvimas vienoje ar kitoje liuko pusėje nulėmė tik tai, kaip jie mirė. Tačiau šių 4 narų likimas jau buvo nulemtas kameroje. Norėdami pažiūrėti naujausią mūsų vaizdo įrašą apie katastrofą, dabar spauskite nuorodą ekrane.